Puziniškis. Gabrielės Petkevičaitės bitės gimtasis dvarelis. Visada nešęs ir tebenešantis šviesą ir kultūrą liaudžiai. Čia įvyko ruoštuvės tautos išsilaisvinimo krikštynams. Čia slapta buvo siuvamas baltas vilties rūbas Lietuvos valstybės gimimui. Šios sienos alsuoja prisiminimais, kuomet susiburdavo net iki 70 Lietuvos šviesuomenės ir inteligentijos atstovų. Diskutuodavo, planuodavo tolimesnius veiksmus, kaip per spaudą, švietimą, slaptus lietuviškus vakarus, auginti žmonių sąmoningumą bei tautinę savimonę plėsti. Jų pastangos buvo vainikuotos pergale. 1918 m. vasario 16 paskelbiant Lietuvą savarankišką valstybę. Nors ši data tuomečio ministerių kabineto valstybinė šventė buvo paskelbta tik 1920 rugsėjo 8, tačiau bitė, aplenkdama laiką, šventė šiam įvykiui paminėti surengė jau 20 metų vasario 14. Tai buvo pirmas Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas Panevėžyje, surengtas valstybinėje gimnazijoje. Anuomet bitė kalbėjo. Netrukus vasario 16. Visa Lietuva ruošiasi švęsti tautos šventės. Kokia ta šventė? Pasakys geriausiai kiekvienam jo širdis. Ypač, kai priminsiu, jog neseniai beveik kiekvienas didžiau prasitrynęs lietuvis gėdijosi savo gimtosios kalbos, lietuviškos pavardės, gėdijosi savo tėvų trobelės šiaudinio stogo. Tačiau karžygių ir sunkiausiais priespaudos laikais netrūkome. Daukantas, Valančius, greta jų Ivinskis, du brolių Juškevičių, Baranauskas, daktaras Basanavičius, daktaras Šliūpas ir nemaža kitų. Tai tie pirmieji kertiniai šulai, kuriais besiremdami mes lietuviai ėmėme iš naujo statyti savo tautos sugriuvusi ir sutrešusi rūmą. Aš pati, vilkdama to rūmo pamatams pirmas savo darbavimosi plyteles, nė nesitikėjau susilaukti tokių laikų, kada mes lietuviai viešai ir iškilmingai, kaip savo šalies tikrieji šeimininkai, galėsime džiaugtis savo šalies laisvę, kada galėsime savarankiškai spręsti savo žmonių likimą. Gyvendama šiais laikais, nesykį trinu savo akis, klausdama savęs. Bene sapnuoju, sava mokykla, sava valdžia. Didelis, nenuilstantis darbas ir savo tautos meilė, tai tuodu pagrindinių asmenių, kuriais besiremiant augo, tebeauga ir tegali augti mūsų tautos atgijimas, mūsų tautos laisvė. Eikite dabar švęsti tą didelę šventę, nepamirždami nė trumpai valandai, jog tą iškilmę priruošė jums kelios jūsų tautos didelių darbininkų eilės. Klausykite, juk tie varpai nuo Daukanto, Višinskio, Kudirkos kapų dar nesiliovė gaudę.